Rytas labas. Atsikėlėme, išsiruošėm. Apie 8 valandas. Galvojau, čia pavalgysim, bet nieko čia nėra. Nieks neteina. Mieste irgi nelabai pavalgysim, nes pinigų nebeturim rublių. Tai važiuosim iki Kišinovo jau čia greičiau ir ten pavalgysim. Čia Turgelis toks miesto. Nežinau, gal dar yra, bet va čia šalia mūsų tai toks. Tik dar nedirba nieks. Nuo kada atsidaro jie nuo 9 varašo. Nuo 8 arba 9. Vakar mums sakė čia laukti. Mikriuko atvažiuos ryte. Nu ir laukiam šiandien. Važiuosim Kišinovą. Valia, jau sėdim savo mašiniukę, nieko neatsitiko per naktį Kišinove, kas čia gali atsitikti. Nemačiau, kad čia jau būtų taip išdaužyta, išlaužyta kažkas, bent jau centre. Jo, tai ką? Va, Matėjo rodo savo žaislus. Baigiam šitą Padniestrę, grįžom čia ir toliau tęsim kelionę iki Rumunijos reikia nuvažiuoti. Nori, nenori. Taigi, nieko nelaukiam. Varom dar reiks kūriaus pilti. Pasienį pastovėti jaučia. Važiuosim dabar pro kitą pusę pasienį. Kitą pusę Moldovos. Prie Juodosios jūros. Link ten. Ok, važiuojam. Gagaužė. Čia sustoja visi pasifotkint prie šitos. Va taip, Gagaužė. O Gagaužė kas yra? Gagaužė yra autonominė sritis Moldovijos. Turinti savo ten vyriausybę, savo pasienį kažkokį su Ukraina. Savo kalbą neturi Gagaužė kažkokį ten. Kilę iš turkų. Tai važiuojam, čia bus toks miestelis ar miestas, pažiūrėsim. Užsuksim gal centrą trumpam, staptelsim, atsigersim kavos. Ir pažiūrėsim, kas ta Gagaužė. Įdomus toks faktas. Iš pradžių net nežinojau, paskui skaičiau apie Moldovą, tai žiūriu, yra toks dalykas kaip Gagaužiai. Gagaužiai vadinasi kažkaip jie ten. Ok, varom. Nusipirkau giros, nes čia daug kur pardavinėja tokiuose bačkose. Eime žaisti. Skani, gera, gyva, kaip sako. O čia va Gagaužė. Taip. Čia va Gagaužės vėliava ir Moldovos vėliava. Matėjo laikas dabar. Išbandom kiekvienam kaimelį savo atrakcionus. Aš galiu pailsėti.
Gražus parkelis, daug vaikam vietos žaisti. Važiuojam iš tos Gagaužos. Nieko mes čia nebus ilgai. Užteks. Važiuot reikia pavalgyti kažkur. Važiau. Toks ežeras žiūriu, reikia sustoti. Pasidarysim biškį užkasti. Čia atsisėsim ir pavalgysim greit. Mieste restoranai tai irgi ten kol užsisakai, kol atneša, kol pavalgyti, praeina valandą laiko kažkur. Tai mes čia greičiau užkasim ir viskas. Bus greičiau. Gamtoj. Smirda tik kakalais kažkokiais. Pas mus labai primityvus pietus. Prie ežerėlio. Ten nevažiuojam, nes ten saulė yra, o čia pavėsis. Laukia 33. Tai va, pavalgysim ir greitai bus pasienis. Laikas bėga, jau vakaras tuoj. Su kokiais keliais pasitiko Moldova, su tokiais ir išleidžia. Grioviai kokie. Bet vargasi, va čia naują kelią daro visiškai. Tai galėtų storą daryti, kad užtektų ilgam. Nu va, čia jau pasienis tuoj bus. Bet čia vien fūros laukia. Daug fūrų. Laukiam ir mes, ką darysim, va čia jau. Mašinos, autobusai. Ne, kokį 20 minučių pastovėjau ir išleido iš Moldovos. Bet dabar reikės dar stovėti prie Rumunijos pasienio. Neaišku kiek laiko. Nu, tikiuosi greit. Įleido mus į Rumuniją. Daugiau nei valandą laiko reikėjo ten stovėti. Oi, tais rumūnais. Ilgai. Nu viskas, jau važiuojam. Čia netoli mūsų namai nauji. Važiuojam. Ok. Mūsų nauji namai. Kambariukas toks. Visai geras. Čia koridorių langas. O, kokia vonė, aš dar nemačiau. Liuks, didelė vonė. Kambarys normalaus dydžio. Ir čia yra baseinas. Dabar eisim į baseiną. Čia vyksta kažkoks vakarėlis. Aš skaičiau, kad čia kartais išnuomoja tą baseiną vakarėliams. Nu, bet pas mus kambarį nesigirdės triukšmo čia. Ne iš tos pusės. Tai liuks. Šiandienos virtuvė čia, vonioj. Išsivirsim makaroną, tuną, arbūzą dar turim. Būtinai. Niekur į restoraną nevažiavam, ką ten važiuoti. Šiandien taip vat mes. Savos gamybos. Savos gamybos geriausia, nes
O tų restoranų neaišku, nei ką ten valgai, nei kokią kokybę valgai. Į brangius tai neinam, tai ten pigiausias tai irgi. Paskui suviduriuoja taip. O matė žiūri teliką. Ok, tamsu jau. Mes jau pasiruošę ir einam miegoti. Susitiksim rytoj. Ade. Rytas, labas. Ką, jau vėlyvas rytas, bet mes jau susirašėm viską. Reikės įvažiuoti, išsičekinti. Karšta čia buvo miegoti. Nors yra šitą kondiškį, bet ten labai garsiai ūžia ir pučia tiesiai į veidą. Tai net nejungiu. O judam link Tulčos. Toks miestelis. Šalia Dunojaus. Balioną tau davė dėdė. Jo, judam link Tulčos, paskui judėsim dar toliau ten. Ir praleisim šiandien, rytoj visą dieną. Iki poryt, tikiuosi. Tai lekiam. Va, koks tiltas didelis. Per Dunojų. Dunojus, va. Čia yra taks, bet čia kol kas nereik dar mokėti, kiek suprantu, čia viskas nauja. Kažkada gal teks. Čia šiokių tokių kalnų yra. Pakeliui į Tulčą. Atvažiavom Tulčą. Prie tokio ežerėlio sustojom. Eisim prasivaikščioti. Čia ežerėlis. Čia Matėjo. Va toks tas ežerėlis miesto. Taip, čia galim pasiplaukyti. Bet karšta labai. O ten yra žaisti. Pavėsinės yra. O čia kaip padaryta gerai. Ir vanduo. Ir išsikepti. Ir pavalgyti ten. Pietų metas, tai sustojom biškį užkasti čia burgeriuką. Matė ten šokinėja. Skanaus. Pavalgysim ir reiks keliauti jau čia iš tos Tulčos. Ledų valgai? Taip, dar valgam biškį ledų, bet jau viskas. Jau reikia važiuoti. Ieškoti kempingo. Porai naktų. Tokias karštas dienas dabar, tai nesinori nieko neįti, ne kažką daryti. Vakare nebent. Šiek tiek vat užsukome tą Tulčą. Tokie biški šiukšlynai čia šitoj Rumunijai. Kaimukai tokie, kaimukai. Nesusitvarkė. Štai, išsikūrėm mes jau savo mažam kempingėlį. Palapinė, kaimynai. Po 20 eurų kempingėlis. Ir rytoj pasiėmėm turą. Plauksim biškį po deltą, paplaukėm Dunojaus. Apie 2-3 valandas užtruks turas.
6 val. Ryte reiks keltis ir plaukti. Turėtų būti įdomu. Įdomu tikrai turėtų būti. Bet kaina 8 eurų, nemaža. Matė irgi skaičiuoja. Žmogui 50, o suaugusiam 50, o Matė skaičiuoja 30 eurų. Biški nuleido. Dėdulė. Tai va, Matė plauks rytoj. Šalta bus ryte. Čia šalia kempingo ir pelkynai yra jo. Va taip va. Pelkynai, nendrynai. Va taip va, leidžiam laiką, savo ilsimės. Nes nesinori niekur nei važiuoti, nei daryti. Kai laukia 33 ar 34 dabar. Tai kol pavėsis čia, tai sėdžiam. Bet jau čia ateis ir čia saulė, nes vis artėja. Matėjo riešutų sodina ten. O aš kavutę. Arbūzo privalgiam. Reiks važiuoti dar parduotuvė čia kažkur šalia yra. Gal šiaip vakare kur nors išvažiuoti. Neaugi čia sėdėti visą vakarą. Prie deltos kur nors pažiūrėti. Droną gal pakelsiu. Kažkur čia parduotuvė, sakė, yra. Neaugi tas kioskelis. Ryžiai šiandien bus. Matė, kukurūzų pasiėmė. Čia mūsų kempingas. O čia žiūrim, yra aikštelė žaidimų, gan didelė tokia. Tai bus ką veikt ponui Matėjo. Va, čia yra toks pasisėdėjimas. Galim telefonus pasikraut, laidus, šaldytuvas yra šitam kempinge. Tai va, laukiam biškį, kol pasikraus, eisim į dušą. Šiandien niekur nebevažiuosim, nes galvoju, reikia dar gerai nusipraust, reikia pasiruošti rytoj rytdienai, nes 6 kelsimės. Šiltų rūbų įsidėt, sakė. Tai va, gerai įsimiegot, o rytoj gal vakare nuvažiuosim paturistaut dar čia. Matė, ten žaidžia su vandeniu. Na, jau manęs turbūt nebematot, bet paskui labanaktis. Jau Matėjo miega ir aš dar biškį pasėdėsiu ir eisiu miegot. Ate, iki rytojaus. Mes jau atsikėlėm 6. Važiuosim į deltą. Eime sėsti. Lipsim. Pelikanus sutiko. Saulė kyla.
Mes jau savo kempingę grįžom, pusrytukus darom. Mateo nulūžo palapiniai. Pamiegos dar, net ir gerai. 6 kėlės, 5:30. Jo, geras turas buvo. 3 valandas mes ten plaukėm biškį ilgai, net atsibodo. Bet gerai, iš ryto nekaršta. Iš tikrųjų, kokia dydžio šita delta yra, tai sunku suvokti, nes mes plaukėm ir čia tik maža dalelytė visos deltos, kur galim nuplaukti belenkiek kilometrų. Labai didelė. Labai daug paukščių visokiausių, labai daug augalų visokiausių, visko. Mažai turistų iš tikrųjų važiuoja į tą deltas pažiūrėti, šitas deltas pažiūrėti, net nežinau kodėl. Nes čia viena įdomiausia man vietų, pavyzdžiui, iš visos Rumunijos, visa šita delta. Kaip šitas šeimininkas gidas sakė, tai 80% rumūnų čia važiuoja ir tik 20% turistų. Tai iš tikrųjų santykis didelis skirtumas. Bet nepatingėkit, atvažiuokit tikrai. Manau, verta tikrai čia aplankyti šitas teritorijas visas, apžiūrėti, kaip kas. O ką šiandien, Mateo atskėlė. O šiandien ką? Reik prastum dieną. Karšta ir vakare važiuosim su mašina kažkur. Važiuosim su mašina kažkur dar pavažinėti. Kol yra proga čia būnant. Pamiegojom. Pietų. Dabar varysim valgyti, iškoti. Parduotuvę gal kažkur. Gal kažką nusipirksime, šia kaime nieko nėra pirkti. Mėsos yra po 3 kg kokius, kur aš tik dėsiu. Mums šiek tiek reikia vakarieniai. Taip, Mateo? Ui. Pamaiva. Jo, buvom Pardėj, tai radom. Tikrai didesnė parduotuvė, bet su mėsa pas juos problema. Visa mėsa užšaldyta arba, yra ir šaldytuvuose, bet po pusę kilogramo, po kilogramą arba dar daugiau. Kažkokia nesąmonė, man vienam kartui dabar tiek mėsos. Dar plus dujų nedaug turiu. Reikės rytoj užsukti į Dekatloną. Tikiuosi dabar užteks, makaronų įsivirsim ir tokios atradau ir kiaulę kažkokią. Taip, maišysim su makaronai, su daržovėm ir bus gerai. Dar tūną radau, kas irgi sudėtinga, 10 pinigų kainuoja nemažai. Batončiko.
Šitas nesiskaito, čia negalima. Ką dar čia? Ai, kavos pasiėmiau. Ir tiek, vat. Vakarieniausim. Visi sėdi kempinge, nieks niekur nevažiuoja. Karšta labai. Ten guli, ten sėdi, ten sėdi. Visi pakampės įlindę. Nu jo, dabar 3-4, saulė kepina, tai ko ten važiuoti. Kur? Čia. Okei. Va taip leidžiam. Vakarėlį. Matė, žaidžia savo aikštelį. O aš nieko. Šiandien realiai paskutinė tokia poilsio diena mūsų, nes rytoj jau visą dieną bus važiavimas. Jau judėsim link namų, link Nicos. Greitai tas dienas bėga iš tikrųjų. Dar prisižymėjęs Rumunijoje 8 taškų lankytinų vietų dar krūva yra, bet laiko nebėra. Jau penktadienį turim būti namuose. O šiandien pirmadienis. Kadangi mes iš Lėto važiuojam, tai mums paskaičiau gal kokias 4 dienos reikia, kad grįžtume, neskubėdami taip. Jo, mes esam dabar Rumunijos pačiam pakrašty, vos ne prie Juodosios jūros. O rytoj dar noriu į Konstancą užsukti, nusimaudyti bent jau jūrai. Nors ten planavau kokias naktį ar porą naktų būt, bet taip neišeis, reikės iš karto važiuoti jau į kitą pusę. Link Serbijos šitos. Tai va, laukia pasienį, Rumunija su Serbija. Bet čia poryt, nes rytoj nedavažiuosiu. Nes čia nemažas kelio gabalas dar į Konstancą užsukti. Ten pasimaudyt. Ir paskui dar čia kamščiai kažkokie tai bus, aišku. Nu jo, yra kas veikti. Tai per 4 dienas, manau, tikrai pasieksim namus. Atsipalaidavę, neskubėję. Rytoj išsinuomojau kažkokį butuką nebrango. Jo, dar biškį čia pabūsim. Jau nebe taip karšta daros, gerai. Eiti biškį ruoštis daiktus susidėti. Nuvažiuoti dar prie Danojaus. Ir viskas, ir sutems. Jop. O, atvažiavome tą vietą. Apžvalgos bokštas yra. Čia yra uostas, kur mes plaukiam. Palauk, Matė. Maikė. Čia gražiai padaryta pavėsinės, viskas. Biškį aptvarkyta. Aišku, parkingą galėtų šias vis tvarkyti. Taip, lipsim ten aukštai. Saulė leidžiasi. Bokštas yra, bet iki bokšto reikia per pievas eiti. Kaip čia tai padaryta? Padaryta, nedadaryta. Va, užlipom. Ten mūsų laivas buvo.
Paskraidžiau su dronu. Visai gerai išėjo, gerų kadrų. Saulėlydis dabar tai gražu visai. Matėjo duodasi čia. Jau po dušą ir vėl įsipurvinot. Va taip, o palydėsim savo paskutinį vakarą prie Dunojaus. Gerai dabar, ne taip karšta. Oras geras, tik ir sėdėt laukia, kol odų nėra. Paskui odų bus. Štai mes jau. Tamsu jau. Pavalgom greitai. Uodai labai kanda. Ir einam miegot. Ate. Iki rytojaus. Ate.